Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. Baigusi koledžą ir persikrausčiusi į New Yorką, Hannah Brencher buvo labai prislėgta. Ji vengė žmonių draugijos, su niekuo nenorėjo bendrauti. Hannai šovė mintis rašyti meilės laiškus nepažįstamiesiems, kuriuos palikinėjo įvairiuose miesto vietose. Pirmasis laiškas, kurį ji paliko traukinyje, prasidėjo taip: jeigu rasi šį laišką, tuomet jis skirtas tau. Hannah laiškus palieka bibliotekose, kavinėse ir netgi ant Jungtinių tautų pastato. Jis sako, jog nustojo jaustis liūdna ir vieniša. Vėliau Hannah įkūrė kompaniją Mo Love Letters. Panašių organizacijų siekiančių atsitiktinio gerumo veiksmų nuolat daugėja. Nors kai kam atrodo kaip dar viena šių laikų nesąmonė, tačiau įrodyta, kad gėris ir malonus elgesys gerina psichinę žmogaus sveikatą. Tyrimą atlikusi daktarė Lynn Alden ir daktarė Jennifer Drew iš British Columbia universiteto paprašė savanorių, kurie kenčia nuo socialinio nerimo, atlikti gerus darbus ar veiksmus 2 kartus per savaitę, 4 savaitės iš eilės. Daktarė Alden teigia, jog tai buvo nedideli gerumo veiksmai, tokie kaip nedidelės dovanėlės įteikimas, ligonių lankymas ar net padėkojimas autobuso vairuotojai. Nors šie gerumo veiksmai nebuvo dideli, tačiau jie turėjo labai didelį poveikį. Ačiū žiūrėjusiems! Visas neįtikėtini faktai laidas galite rasti internetinėje televizijoje Be Tabu TV. Taip pat kviečiame mus sekti Facebook paskyroje.